šitiek moterų gražių be galo nuostabu. Nors palaužiau daug širdžių, vis naujus randu. Nes galiu nors ir dabar, bet vyrų buldoru. Aš gabumų neturiu, tai jų neturiu. Foto ponia Tapo. Numeris 2 Kristina Baltušaitienė. Ponia Elegancija Tapo. Numeris 8 Renata Barisevičienė. Talentų ponia numeris 3 Loreta Zabalujeva. Kai aplink likti žaibai perkūnai krankės, tu neleidai man vienai keliaut. Šitiek kartų aš buvau parkritus ir kai keliai sruvo kruvini, tu nešei mane ant rankų lyg mažytę, tu dangui ar žemėj gyveni. Publikos ponia Tapo. Numeris 12 Aušra Ručienė. Lietuvos ponia Tapo. Numeris 10 Jurgita Darelienė. Šypsenos. Jūs tokie turtingi, nes turit be galo daug svajonių, troškimų ir vilčių.
Tokie žavūs, kad moka džiaugtis ir net mažus dalykus paversti stebuklais. Jūs tokie laimingi, kad daugybė šio žemės turtų, sukurtų didžiojo kūrėjo, priklauso jums. Jūs tokie nuostabūs, nes patys esate kūrėjai. Bet taip greitai bėgat per pievų slėnį, laimė žvaigždės pasitikti. Kažkur paliekat vaikystę ir pamirštat jai padėkoti. Ateina diena, kai nustebęs mąstai. Ir taip, ponios ir ponai, Lietuvos ponia 2008 tapo Numeris 7 Laima Šapinienė. O dabar Visos merginos buvo vertos laimėti šito titulo. Man visos merginos buvo žavios ir, kaip aš sakau, mūsų harmonija sudarė tą tikrąją Lietuvos ponią. Ir man buvo šiek tiek, galbūt, kad aš į tai žiūrėjau kaip į šou ir man tai buvo tokia truputį nuostaba. Ir sakau, man gaila, nes aš tą juostą noriu sukarpyti 12 dalių ir padalinti visom merginom. Nes jos tikrai mes atidavėm visos per repeticijas ir tiek talentai. Visos merginos atidavė maksimaliai. Ir tai buvo žavu žiūrėti jų talentus, buvo žavu žiūrėti jų prisistatymus. Tik aišku, kiekvienas žmogus mes esame skirtingi ir su savo skirtingais charakteriais, su savo savybėm. Ir galbūt tai buvo tai, kad galbūt aš turbūt labiausiai patikau, aš negaliu pasakyti. Gyvensiu toliau. Vis dėlto aš esu mama, aš esu žmona, aš esu valstybės tarnautoja. Tarnausiu toliau tautai, mylėsiu savo vaiką ir vyrą. Komisija labai ilgai svarstė ir buvo įvairių nuomonių, bet mes kažkaip priėjom atmetimo būdu ir kiekvienas pasakė savo, kaip galvoja. Ir būtent, man dabar sunku pasakyti visų nuomonės, bet atmetimo būdu buvo pasirinkta ši dama Lietuvos ponia 2008. Manau, kad žavesiu, elegancija išsiskyrės, nes daug kuriuose pozicijose jinai buvo arba pirma, arba antra. Elegancija, žavesys, bendravimo maniera, savęs pristatymas, taip kad visi šitie komponentai, konkursai, jie atnešė sėkmę.